Sveiki atvykę į Unimas dirbtuves. Norėčiau Jums pristatyti medienos sujungimo techniką, vadinamą kišeniniais sujungimais. Šią techniką 1990 metais sukūrė Kreg įmonė. Šiandien yra daugybė įmonių ir prekės ženklų, gaminančių įrankius kišeniniams sujungimams. Aš čia turiu daugumą įrankių iš Triton prekės ženklo, bet taip pat ir sprendimus iš kai kurių mažiau žinomų prekės ženklų arba visiškai be pavadinimo. Tačiau principas visur yra panašus. Kai sujungiami du gabalai, į vieną iš jų išgręžiamas beveik akla skylė esanti 15 laipsnių kampu. Tačiau jis nėra visiškai aklas, nes tęsiasi, tik plona skylute varžto kotui. Du gabalai, pridedami vienas prie kito, į kišenę įdedamas varžtas ir jis įsukamas į antrąjį gabalą. Antrasis gabalas nėra iš anksto gręžiamas, naudojama varžto savisriegio savybė. Ši technika, kaip ir viskas pasaulyje, turi savo nekritiškus šalininkus ir priešininkus. Aš priklausau trečiai grupiai, todėl nei jos nesmerkiu, nei jos negarbinu. Tiesiog manau, kad kai kur ją naudoti yra tinkama ir su privalumais ją naudoju, o kitur tai netinka. Todėl imu iš to tik tai, kas geriausia, ir tai yra jungties atlikimo greitis, jos tvirtumas ir tam tikra prasme universalumas. Jo trūkumas, ypač kritikų požiūriu, yra tas, kad į medinę konstrukciją įnešate tam tikrą plieninę jungiamąją medžiagą arba tai, kad jungtis dažniausiai matoma, tiksliau po jos matomos tam tikros žymės. Todėl yra protinga tai naudoti iš tam tikros nematomos pusės. Dažnai tai naudojama, pavyzdžiui, rėmelių sujungimui. Tai greita, švaru, efektyvu, kai tai yra iš nugaros pusės ir iš priekinės pusės nieko nematote. Kai įsukate varžtą, tą angą galite uždengti medinę kamščiu arba taip, kad kamščiai sudarytų tam tikrą spalvinį kontrastą su pagrindinė medžiaga. Yra keletas sujungimo galimybių. Galite sujungti tik varžtais, kas iš esmės sukuria ir išardomą jungtį. Taip pat galite patepti tų dviejų dalių kraštus klijais, priveržti varžtais ir, kai klijai išdžius, varžtus vėl pašalinti. Taigi, tokiu būdu atimtumėte argumentus iš didžiausių kritikų, kad ten liks varžtai. Vis dėlto, ten vis tiek liks skylės, kurias turite kažkaip užpildyti. Arba tai yra abiejų šių metodų derinys. Tai reiškia, kad klijuojate ir varžtus, paliekate kaip apsaugą ir tvirtumo elementą. Jei su šiais sujungimais neturite jokios patirties, rekomenduočiau Jums tikrai paprastą įrankį, kuris kainuoja kelis šimtus litų, ir tik tada, kai jis pasiteisins, svarstyti apie sudėtingesnio įrankio, kuris gali kainuoti net kelis tūkstančius litų įsigijimą. Aš šiuos įrankius padalinčiau į mobilius ir stacionarius. Tie mobilus dažniausiai būna maži ir juos iš esmės galite padėti bet kur. Tai patogu, galite su jais pasiekti visur, bet jie netinka didesnėms skylių serijoms. Ir tada yra staliniai, kuriuos pritvirtinate prie darbo stalo ir į juos dedate medžiagą, bei gręžiate. Jie yra ypač naudingi, jei darote didesnį kiekį skylių arba į vienodo dydžio dalis. Tokiai mažos serijos gamybai jie tikrai atsiperka. Tačiau rekomenduočiau pirmiausia įsigyti pigesnį mažą įrankį ir tik tada, kai ši metodika pasiteisins, svarstyti apie brangesnį stalinį. Tada tas mobilus įrankis vis tiek liks Jums ir galėsite jį naudoti ten, kur stalinio įrankio naudoti negalima. Pavyzdžiui, neseniai man reikėjo pritvirtinti lentą. Arba sijos. Tarp dviejų lubų sijų ir negalėjau gręžti į lubas. Man reikėjo iš esmės prisukti į šoną, į tas sijas. Ir ten paprasčiausias įrankis kišeninėms jungtims. Buvo labai naudingas ir tai buvo puikus sprendimas. Kad nepamirščiau, yra ir įvairių modifikacijų. Kai vienas gamintojas daro skyles ne 9,5 mm grąžtui, bet 6, 8 ir 10 mm grąžtams. Manau, kad būtent šis įrankis galėtų būti naudingai panaudotas taip, kad skylė būtų pragręžta visiškai per visą medžiagą, net ir į priešingą dalį, ir vietoj plieninio sujungimo elemento ten iš tikrųjų galite įkalti kaištį, ar tai būtų 6, 8 ar 10 mm, kas taip pat yra gana įdomus sprendimas. Na, o čia dar vienas įrankis, kuris iš esmės balansuoja tarp mobiliojo ir stacionaraus, nes iš jo galite išimti gręžimo įvorę. Ir netgi yra galimybė nustatyti skirtingus kampus, todėl Jums nereikia gręžti tik 15 laipsnių kampu.
Visuose Triton prekės ženklo kišeninių jungčių įrankiuose yra ir tokia. Pradinė priedų rinkinys, kur rasite specialų grąžtą, kurios skersmuo yra 9,5 mm su susiaurinta viršūne, sumova, kuri veikia kaip gylio ribotuvas, tada specialų. Ilgą antgalį, varžtų rinkinį. Ir taip pat medinius kamščius. Tie varžtai iš pirmo žvilgsnio atrodo šiek tiek ypatingi, bet iš tikrųjų yra gana paprasti. Jie turi tik savisriegį galą, apačioje plokščią galvutę, nes įleidžiama galvutė galėtų suskaldyti medžiagą, o viršuje turi Robertson pavarą, tai reiškia vidinį keturkampį, bet tai tik todėl, kad jis Amerikoje yra įprastas. Šios varžtus galite gana lengvai pakeisti kitą alternatyvą, kuri jums yra. Artimesnė, prieinamesnė, malonesnė, pavyzdžiui, su kryžminiu arba tort pavara. Galvutės skersmuo neturėtų būti didesnis nei 9 mm. Svarbus yra ir ilgis, kuris pasirenkamas atsižvelgiant į medžiagos, į kurią gręžiate storį, taip pat į priešingos dalies storį arba plotį, kad varžtas neprasiskverbtų per ją. Jei ketinate daryti daugiau skylių, didesnę seriją tikrai verta turėti. 2 akumuliatorinius suktuvus, vienas su didesniais apsisukimais gręžimui ir kitas su mažesniais apsisukimais, sukimo darbams. Nuorodas į visus produktus, kurie pasirodė vaizdo įraše, rasite aprašyme, žemiau vaizdo įrašo. Ačiū, kad žiūrėjote. Linkiu jums gražios dienos ir laukiu vėl susitikti Unimas dirbtuvėse.